Taip. Nu ką, kaip tik jau pagal laiką galim po truputį ir startuoti. Tai dar kartelį sveiki atvykę į SketchUp ir video seminarą. Dabar startuosim nuo to, kad SketchUpas 2.21 releasas, tai pirmas dalykas, gal netoks jau ir didelis, iš techninės pusės, bet gal šiaip svarbus bendruomeniai, pasikeitė SketchUpo brandingas. Tai jis tapo visai kitoks, tapo visas mėlynas į Trimble krepšelį prie visų produktų, tai SketchUpas tapo toks. Labai keista, iš tikrųjų buvo atsisveikinti su to raudonu logotipu, visi greičiausiai esam labai jau, kaip sakant, priaugę prie šito logotipo, bet turime krūvą gražių naujų. Tai pirmas dalykas pasikeitė brandingas. Tas SketchUpo logotipas taip pat turi paslėptų visokių minčių, būtinai, kai domėsite apie SketchUpo naują releasą, nepamirškite, kad tikrai tas SketchUpo logotipas jis turi čia įvairių niuansų, labai gražiai pateiktas, beje suskurtas viskas su SketchUpu. Tai toks, kaip sakant. Taip, bet čia ne vienintelis dalykas, kas su SketchUpu išėjo. Tam tikra prasme vis tiek ir bendravom ir su kolegom, ir su klientais ir panašiai, tam tikra prasme visi kažko gal daugiau tikėjomės iš naujo releaso, naujas marketingas, brandingas ir tikėjomės tikrai gal kažkokių daugiau naujų funkcijų, bet po to vis tiek grįžom per tos išvados, kad visi žinom, kaip veikia Trimble'as ir SketchUpas, kad jų pagrindinis tikslas nėra iš SketchUpo padaryti antro Revito, AutoCAD'o, Archicad'o ir visų kitų produktų. SketchUpą jie vis tiek laiko ties to produktų, kad jis turi būti kuo paprastesnis ir kuo paprasčiau pasiekti kuo geresnių rezultatų. Tai jų ir nėra tikslas prigrūsti mygtukų. Tai, kaip sakant, tie, kas nusivylite, kad iš SketchUpo nesulaukėte didelių naujų kažkokių funkcijų, tas funkcijas nepamirškite, kad jūs patys ir kurite. Tai reiškia, jūs bendruomeniai, kurdami visus pluginsus, kuris eina į Warehouse modelius ir panašiai, jūs per to ir prisidedate ir funkcionalumą patys ir tam tikrą prasme plečiat. Bet kaip ir noriu pasikartoti, kad SketchUpo ir Trimble politika nėra prigrūsti funkcijų. Tai nereiškia, kad Trimble'as negali jų prigrūsti. Trimble'as taip pat kaip ir visi kiti didieji gamintojai, kaip Autodeskas, Archicad ir visa kita, jie galėtų prigrūsti pilną funkcijų. Bet tikslas nėra toks, jie nori išlaikyti šitą produktą kuo paprastesnį ir patogiau mums naudoti. Dabar dar kol nepradėjau rodyti tų kelių naujų toolsų, turėkite omeny, kad su kiekvienu release'u keičia ne tik, kaip sakant, brandingą, porą įrankių ir visą kitą, jie labai daug padaro tų dalykų, kuriuo mes nematom. Tai yra dėl stabilumo, greičio, tam tikrų paprastų, patogių dalykų. Tai visokių tokių dalykų pilna jie prikūrė ir šitas release'as taip pat pilną dalykų turi ištaisytų, kas susijęs su stabilumu, modelių valdymu ir jų organizavimu. Tai kalbant apie modelių organizavimą, galime perėti prie šito įrankiuko. Tai su pritu release'u atsirado toks dalykas kaip tagai, tai tam tikrą prasme jie atsisakė sluoksnių koncepto, pats konceptas gal ir liko, bet pavadinimas pasikeitė, tai dabar yra tagai, čia pernai pristatė tagus, kad šiek tiek labiau priartinti SketchUpą prie architektūros ir interjero darbo eigos, kai mums reikia klijuoti, taip grubiai tariant, etiketės. Ir viskas su to gerai, labai patogiai padarė, kad mes galime patogiau su tagais dirbti. Ir atsirado papildomi dabar nauji dalykai su naujų release'u. Šiaip labai šito reikalo reikėjo ir pagaliau, kaip sakant, mūsų žodžiai buvo išgirsti ir atsirado toks dalykas, kad mes tuos visus tagus, buvusius layerius, dabar galim pradėti jau grupuoti. Tai jeigu aš pasispaudžiu, va čia yra add tag folder, čia yra add tag ir add tag folder, susikūręs folderį, pavyzdžiui, mes susikūrėm, kad tai yra, pavyzdžiui, price. Ir mes turime kažkokias kainas, turime pirmo aukšto modelius, antro aukšto modelius ir atsimenu irgi, kai su studentais vis dirbam ir pastoviai iškildavo problemos, kai mes turime per kelius aukštus namą, kaip tvarkingai sužaisti su layeriais. Tai mes tų sistemų ten įvairiausių turėjom ir kad prieš pirmą aukštą tai rašom, tarkim, kad tai yra level 1, prieš antrą level 2, kad žinotume, kad atskirtume, kad jeigu startuoja su L2, tai antras aukštas. Tai va, pasibaigė tie žaidimai, dabar turime tagus ir tos tagus mes tiesiog galime priskirti šitam folderiui. Ir dabar gausis, kad va šitos va tagus, aš galiu juos slėpti, atslėpti ir naudoti kartu. Tai reiškia, jeigu man reikėtų paslėpti jau grupę tam tikrų modelių, kurie yra su tagais, tai aš galimybę turiu tokią. Dabar negana to, kas yra labai gerai, atsirado tas vadinamas nested tags. Nested tags, tai turime menį, kad tai yra, kad tagas gali turėti tagų. Tai va tie mūsų tag folderiai,
Tai reiškia, jeigu mes turime, kaip pavyzdys, baldai, ir jeigu tik sugrubuotume baldus, pavyzdžiui, pirmo aukšto baldai, kaip ir viskas tvarkoja, sugrubavom baldus, bet mes dar turime kambarius. Per kambarius mes turime skirtingus kategorijas. Tai va čia tas visas momentas yra labai labai geras, kad mes dabar galime, pavyzdžiui, susikuriu tagą, kurį, pavyzdžiui, pavadinkime, tai yra baldai. Tada tagui tagà, pavyzdžiui, kad čia yra, tarkim, virtuvė arba virtuvės baldai. Ir tada, pavyzdžiui, dar papildomą kambarį susikuriam, tai, tarkim, yra svetainė. Ir atitinkamai aš virtuvį galiu išskirstyti arba, pavyzdžiui, svetainiai. Aš dar galiu susikurti tagus, kur yra minkšti baldai. Ir, pavyzdžiui, galiu susikurti, kad svetainė yra dar kažkokie baldai. Ir atitinkamai, taip sumėčius, turiu labai gerą organizaciją. Dabar šitas pats būna ir per mokymus, ir šiaip dirbant su projektais, ir ypatingai, kai reikia su kažko kartu padaryti projektą, labai didžiulė problema, kad čia neretai žmonės patingi kažką padaryti, nes greičiau yra jų nekurti. Tai šiuo atveju yra greičiau juos sukurti, nes po to, kai reikės projektą suvaldyti, neturint tagų ir tų visų tagų kontrolės, tai gaunasi, kad projektas tampa nuo tam tikro taško nevaldomas. Tai mes dabar turime patogiai ir pažymėti, ir juos iškategorizuoti. Dabar negana to, dar atsirado filtras. Ir jeigu mes kažką pradedam rašyti, jis atitinkamai mums išfiltruoja, kas taip pat yra nerealiai gerai, nes patys prisiminat, kas naudojate, kad jeigu turime ilgą sąrašą įvairiausių modelių, tai kiekvieną kartą vis pagalvoti, kurioje čia vietoje maždaug ieškoti, yra baisus dalykas. Dabar šiuo atveju, kai turime vos kelis modelius, viskas tvarkoja, bet projektai turi dažniausiai ne 100 modelių, bendroji sumoji su visom detalėm ir panašiai. Tai labai svarbus momentas yra, kad mes galime ir įsifiltruoti juos atskirai. Ir atitinkamai jo, taip pat kaip ir su kitais dalykais, mes galime priskirinėti įvairius dešus tiems sluoksniams, kas prireiktų šiuo atveju tagam. Dabar dar papildomas niuansas, jeigu reiktų minėti, tas gerasis niuansas, kad šitie tagai, kadangi tagai taip pat nukeliavo į layoutą, tai layoutė taip pat yra tagai. Okay? Tai reiškia, ta visa sistema, kurią sukūrėme ir mes pririšime savo modelį prie layouto, tai sistema veiks lygiai taip pat. Tai tas pats atnaujinimas galioja ir SketchUp'e, ir layouте. Taip, važiuojam toliau. Dabar kalbant apie modelius, atsirado toks dalykas kaip Live Components ir yra tokie, mes prieš tai dirbam su tais Dynamic Components, ir tie Dynamic Components leidžia labai daug įdėti parametrizacijos ir tos modelius įvairiai kreiptis į juos ir juos keisti. Dabar tam tikra prasme tai buvo ir patogu ir ne, labai priklauso nuo koks yra vartotojas. Jeigu vartotojas pažengęs šiek tiek gal lengviau susikaudo greičiau, naujiem vartotojams tai būdavo ypatingai sunku. Situacija pasikeitė. Tai va čia prieš akis, šitą, kur matote apšvietimą, tas raudonas, tai jisai jau yra tas Live Components. Dabar ką mums tai reiškia? Tai reiškia, pasispaudus dešinį, turime Configure Live Component. Tai atėjus į Live komponentą, į jo konfiguravimą, mes dabar galime realiu laiku pasikeisti jo parametrus. Čia to užlaudins. Ir dabar, pavyzdžiui, sukurti tie parametrai šitam objektui, tai aš dabar realiu laiku galiu pasikeisti, pavyzdžiui, šiuo atveju poziciją. Taip, aš, pavyzdžiui, noriu pakreipti modelį va šitaip. Anksčiau apie tokius dalykus tik pasvėjot galėjom ir mes taip turime. Dabar tie komponentai, jos galite rasti Warehouse, jeigu nueitume į 3D Warehouse. Taip, va čia ta mūsų lempa, sugrįžti iš ekraną sekundę. Ir čia yra sukurta grinai pačio Trimble, šiuo atveju SketchUp Labs. Čia su Labs beje labai trumpa įdomi istorija. Tai Labs mes taip pat pristatėme kur kas anksčiau Studio Kibitz Lab. Tai galvojom, kas nuo ko nukopiavo, bet kadangi mes release'ą padarėm gerą pusmetį prieš, gal nuo mūsų nukopiavo. Tai SketchUp Labs, įėjus šitą, galime rasti įvairius modelius, va čia kaip tokį žaibą turime. Ir va šitie, pavyzdžiui, modeliai yra visi su Live Components. Jeigu beje jau mėginate SketchUp, ar jums kyla klausimų, čia pastebėkite, yra Q&A iš karto per Zoom'ą. Zoom'ą tikriausiai jau kuo toliau, to labiau pažįstate.
Tai drąsiai klauskite klausimus tiek dabar apie SketchUp'ą, po to, kai perėsiu apie virėjų. O jeigu net neklausimą norite pasidalinti tiesiog patirtim, kad kažkas jums panašiai veikia ar nepanašiai ir kaip jūs, kaip sakant, jaučiate dėl tų releaso, tai visais klausimais drąsiai iš karto rašykite. Tai va, tai Live komponentai, jos galim parsisiųsti. Kol kas biblioteka nėra labai, kad jų ten būtų pilna, bet kaip žinom, kad SketchUp'o communities yra nerealiai didelis, tai biblioteka prisipildys taip pat labai greitai. Tai va, tai Live components toks dalykas. Dabar kitas labai svarbus dalykas išėjo, čia labiau, kaip čia reikėtų vardinti, prie Trimble Connecto paslaugų, įvairių subskripcijų ir viena iš tų naujų subskripcijų, kuri gali pakeisti tam tikrus projektavimo ir dizaino, kaip sakant, eigas. Tai yra toks dalykas kaip pre-design. Taip, to sekundę. Taip, tai atsirado toks dalykas kaip pre-design. Ir dabar galima tam tikrus architektūrinius momentus, kurie svarbu architektūrai, pavyzdžiui, dėl temperatūros, kiek yra šviesos. Ir kadangi čia produktas yra pasaulinis, atitinkamai jisai galioja ir Lietuvai, ir Europai, ir ne tik. Ir jūs, pavyzdžiui, galite pasižiūrėti, tarkime, jeigu galvojate apie saulės kolektorius. Pavyzdžiui, kiek mes turime saulės kurioje vietoje ir pasidaryti tam tikras įvairias skirtingas studijas. Tai čia dabar toks ne desktopinis variantas, o online'is variantas. Ir jūs galite susikurti savo studijas. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, susikurti nori naują studiją. Pavyzdžiui, pasivadinam test webinar. Įsirenkam, kokio pobūdžio bus mūsų pastatas, pavyzdžiui, įsirenkam, tarkim, school, atitinkamai turi savo reikalavimus, tada jie klausia location, tai kaip pavyzdys, nežinau, galime tą patį ir Vilnius įrašyti, įsirenkam Vilnius ir atitinkamai, va čia rašo Beaver data source, tai jis turi minėti, iš kur jis imti visus skaičiavimus. Reiškia kažkokios stotelės, stotis, visą kitą, kur daro visus skaičiavimus. Atitinkamai yra only show sources with available rainfall data. Tai gaunasi, kad tiek tos stotis, kurios turi papildomą informacijos, tarkim, apie kritulių kiekius ir panašiai. Ir va čia leidžia įsirinkti, iš kokios stoties imti informaciją. Taip, tai galim čia rodo, kiek yra jos nutolus, kai kurios. Ir tarkim, pasiemam, tarkim, iš Vilnius, International Airport kaip pavyzdys. Ir atitinkamai pasiemam informacijos šaltinį ir create study. Ir iš tos studijos mes galim pasižiūrėti, kas daugiau mažiau pas mus darosi. Ir atitinkamai matome dėl sezonų, kokius sezonus turime ir kokia tų sezonų temperatūra yra, iš architektūrinės pusės, kas vyksta ir yra ties žvaigždutėm rodo visokius įvertinimus, paskaičiavimus. Tie, kas apskritai turėjote visokius šviesos analizės, geografinės paties studijas, tai čia kuo greičiausiai susigaudysite. Čia pasakai, pavyzdžiui, kiek šviesos gaunam ir kiek dažnai, kiek mes galim, pavyzdžiui, mokyklą darant, kokie langai, dydžiai ir panašiai turėtų būti, kad kuo daugiau šviesos gauti ir kiek mes apskritai jas gaunam. Tai visokių naudingų informacijų jūs galite gauti prie savo projekto. Tai va, yra online versija, taip pat yra ir desktopinė versija. Tai va, tai toks labai neblogas dalykas pasimėginimui. Ir iš tokių didesnių funkcijų, kaip ir Visit, SketchUp'as, kaip ir minėjau, jų nėra tikslas prigrūsti kiek įmanoma. Greičiausiai vis tiek metų bėgė, kitų metų bėgė, gausim papildomų visokių update'ų. Irgi paprastų mažų, bet gausime. Nu ką, važiuojam po truputį toliau prie virėjaus. Irgi, kaip ir minėjau, klausimus drąsiai klauskite. Dabar su virėjim istorija yra tokia. Dabar gavosi, kad virėjai 5 pasirodė ant labai daug programinių įrangų, ant tų pagrindinių visų platformų. Ir labai gerąją prasme nustebino Chaos Groupas, kad šį kartą paleido releasus beveik ant visų softų per labai trumpą laiką, kaip ir visą laiką standartas startavo nuo 3ds Max'o. Tai apie Max'ą mes jau workshopus ir webinarus darėm, po to pasidalinsiu nuorodom. Ir seka ėjo ir mes, kiek čia galim sakyti, per 3-4 mėnesius turime visų pagrindinių platformų, tokių kaip ant SketchUp'o, Majas, Max'o, Rhino. Tai pakankamai daug ir greitai. Dabar kur ta geroji pusė? Niekada, kaip sakant, neįvertinta savybė, kas nežino, labai svarbu yra, kad kadangi virėjai yra vienodos versijos, tai reiškia tas pats projektas, kaip pavyzdys, projektas sukurtas su 3ds Max'u ir tenais yra virėjai
5 Formax, jūs tą projektą galite perkelti ir į SketchUp darbus tęsti ir atvirkščiai. Ir toks procesas kaip V-Ray Exporter. Tai va dėl to džiugu, kad vienu metu viską paleido ir mes tas senas medžiagas, materialsus ir objektus tarp tų visų programinių įrangų galime dalintis, kas yra labai svarbu dirbant darbo eigose. Taip, startuojam nuo paprasto dalyko, kuris labai atšviežino virėjaus 5 darbo eigą ir pačią išvaizdą. Tai pirmas dalykas tai yra frame bufferis. Tai frame bufferis toks langas, į kurį sukrenta mūsų renderiai. Ir kaip matote, štai kaip atrodo naujasis frame bufferis. Irgi geras dalykas, tas frame bufferis, jisai dabar, kadangi visose programinės įrangose vienodas, tai reiškia, jeigu išmokstate naudoti V-Ray frame bufferį ir kitus papildomus įrankius bet kurioje platformai, reiškia, perėję prie kito produkto, jūs gausite lygiai tą patį langą, lygiai tą pačią darbo eigą, kas yra mūsų akimis labai, labai geras dalykas. Gerai, tai čia pasižiūriu, kad klausimų nebūtų pritite. Gerai, drąsiai klauskite klausimus, kol kas matau nėra. Nu va, dabar turime frame bufferį. Dabar kokie pasikeitimai. Tai va, iš karto po kairę atsirado toks dalykas kaip history. Tai mes dabar galime lengvai ir greitai iš karto patikrinti savo projektus. Patikrinti dabar klausimas ką. Kaip pavyzdys, mes norime keitime apšvietimo sprendimus arba medžiagas ir norime patikrinti, kaip pasikeitė. Ir va, kaip pavyzdys, aš dabar galiu pasirinkti, kurį su kuriuo noriu lyginti. Pavyzdžiui, noriu palyginti šitą su šituo. Ir, pavyzdžiui, aš noriu pažiūrėti, kaip šitie skirtingo apšvietimo sprendimai atrodo. Ir, pavyzdžiui, mes galim pasirinkti, kad šitas B. Noriu su šituo palyginti. Arba šitą su šituo. Nu va. Ir aš galiu kuo puikiausia, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kaip atrodo šešėliai, kaip man labiau tinka, kuris variantas šiuo atveju. Tai tas palyginimas daug sutaupo laiko. Dabar prieš tai jisai irgi buvo, dabar tik jį atnaujino. Privalumas tas dabar, kad jisai gali daugiau informacijos pateikti, plus patraukliau pateiktas ir patogiau. Anksčiau tas suspaudinėti A ir B, ypatingai vartotojas, kuris tik pirmą kartą pradėjo dirbti su virėjim, tai toks komplikuotas. Ta reikalą sutvarkė. Per vidurį taip pat atsirado porą naujų dalykų. Tai turime tokius dalykus, kad mes galime pasitikrinti visus sluoksnius. Ir dabar čia pastebėkite, kad dešiniai pusiai yra sluoksniai. Tai va čia tas pagrindinis naujasis dalykas, kur atsirado, tai yra sluoksniai. Tai reiškia, postprodukciją dabar galime atlikti čia. Čia taip pat gavom ir patys analizavom ir klausimų gavom, kiek giliai tą postprodukciją galim padaryti. Tai esmė yra tokia, visa pagrindinė postprodukcija, kas susijęs su spalvų korekcijom, su apšvietimo keitimu, tai viską čia galim pasidaryti. Ir pakankamai patogiai. Dabar, kur gali kilti nepatogumų, kad reikėtų jau kitokių sprendimų, tai šiuo atveju būtų Photoshopas, tai jeigu reikėtų jau labai detaliai ir labai daug pakeitimų. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu reikėtų kiekvieną objektą atskirai kaitalioti, tarkim, pačią medžiagą, blizgumą, permatomumus ir to objektų pilną jos iškirpti, įdėti ir dar kažką sukomponuoti, galbūt ir tai nebūtų čia patogu, o vietomis ir pritrūktų gal ir funkcijų, bet visa kita, aiškiai, pagrindinė postprodukcija, kad nusiųsti klientui pasižiūrėti ir užsibaigti darbą, tikrai galima. Tai va, sukomponuoti 2-3 skirtingų darbų į vieną čia neišeis, bet padaryti normalią postprodukciją čia tikrai išeis. Ne? Tai va, kol čia esam, galim tam tikrus dalykus labai svarbius iš karto ir paminėti. Dabar pastebėkite šitam renderį, kas išjungsiu, turime taip. Ir čia pastebėkite yra toks dalykas kaip Source Light Mix. Tai naujas sluoksnis, kuris suskaičiuoja jūsų visus apšvietimus ir jūs pasidarė vieną renderį, jis jums išskaido apšvietimo šaltinius. Išskaidimą mes galime pasirinkti. Ir įskaidžius apšvietimo šaltinius, mes galime realiu laiku pasikeisti apšvietimą. Dabar ką tai reiškia? Dabar turėkite omeny, kai virėjas skaičiuoja jūsų vizualizaciją, jis skaičiuoja viską atskirai, bet jums paduoda gražų rezultatą. Tai jis paduoda jau su šešėliais, atspindžiais, su permatomumais ir su apjungtais apšvietimo šaltiniais. Nors realiai jisai iš techninės pusės jis viskas susiskaičiavo atskirai. Dabar ką tai mums reiškia? Tai reiškia, jis tiesiog paduoda tą informaciją, kam nereikėtų galvoti. Ir kaip pavyzdys, va dabar prie Light Mixo, aš išjungiu visus apšvietimo šaltinius ir, pavyzdžiui, įjungiu tik Sunlightą. Dabar įjungiau
Domlightą, tai dabar Sunlightas ir Domlightas, man, pavyzdžiui, nebereikia. Dabar turiu tik Domlightą. Tai realiai gaunasi du pagrindiniai dalykai, ką mes to gaunam. Negana to, kad mes galim pasikeisti realių laikų apšvietimą ir susižiūrėti, kas mums labiau tinka, bet mes dar galim tiksliai identifikuoti, kas vyksta. Dabar ką aš turiu minėti, kaip pavyzdys, o turiu tokią sceną. Ir, pavyzdžiui, iš karto galiu pasakyti, man atrodo, kad čia ir čia yra per daug išdeginta. Reiškia, kažkuris apšvietimo šaltinis tai išdegino. Bet klausimas, kuris? Dabar pavadinkime vidutinis projektas, jis turi pilną apšvietimo šaltinių. Ir esmė yra tokia, kad jeigu turite kažkokią problemą, kurią reikia identifikuoti, jūs nežinosite, kuris apšvietimo šaltinis. Reiškia, jūs turite kažkokiu būdu patikrinti. Tai va, atsirado tas būdas ir labai paprastas. Tai reiškia, aš galiu kiekvieną šaltinį imti ir pasižiūrėti, ką jisai daro. Ir atitinkamai aš galiu, pavyzdžiui, savo Sunlightą, aš atitinkamai galiu jį, tarkim, prigesinti. Dabar įsijungiu viską ir, pavyzdžiui, Sunlightą mes prigesinam. Ir volia, mes žinom, kad Sunlightas buvo atsakingas už uždeginimą ir to uždeginimo nebėra. Tai reiškia, aš susireguliavau ir žinau, kad man Sunlightą reikia pakoreguoti ir tai atrodo štai šitai. Ir atitinkamai, pavyzdžiui, tą galim grąžinti prie vieneto, grįžtu prie Domlighto ir žiūrim, ką Domlightas. Domlightas, kaip matom, jisai labai gražiai užpildo vidų. Tai yra paprastas dalykas, bet aš iš karto matau, kad jisai atsakingas už šitą. Kas darosi viduj. Pasikoreguojam šviesą ir turime tokius momentus. Dabar čia pastebėkite, čia kaip tik rašo kažkas, kad puikus sprendimas Light Mixas ir denoiseris išbandyta geriausias patobulinimas. Reiškia, kažkas jau išmėgino. Ačiū, kad pasidalinat. Ir pavyzdžiui, yra denoiseris, kuris mums gražiai išlygina paveiksliuką ir pastebėkite, yra papildomai įvairių sluoksnių. Kaip pavyzdys, pasispaudžiam čia ir mes galim pridėti, pavyzdžiui, exposure. Ir atitinkamai aš galiu bendrą šviesumą, tamsumą pasireguliuoti paveiksliuko čia. Barnus pasireguliuoti ir atitinkamai galiu tokius dalykus daryti. Pastebėkite, yra įvairių sluoksnių. Aiškiai, jeigu reikia man pakeisti, tarkim, ir, pavyzdžiui, color balance pakeisti arba, pavyzdžiui, dėti temperatūrą, pavyzdžiui, su hue and saturation, mes galime šiek tiek paveiksliuką, einam prie saturation geriau. Paveiksliuką galime šiek tiek šiltesnį padaryti, galime spalvą šiek tiek desaturuoti ir jisai tampa štai, tai toks. Iš pirmo žingsnio gal atrodo paprasti dalykai, bet tie, kas dirbat su virėjum, tikriausiai tikrai, žinote, koks vargas yra kiekvieną kartą iš naujo nusirenderinti, patikrinti. Taip, to nebėra, tai šitos funkcijos žiauriai gerai veikia. Bet dar negana to, visą tą, kai jūs, pavyzdžiui, jūs turite tam tikrą, kaip reikėtų vardinti, braižą, kaip jūs dirbate, ir jūs galite tos failus, kai jūs saugoti kaip presetus, kas yra žiauriai gerai. Tinkamai gaunasi, kad jūs susikoregavote, kaip jums dažniausiai naudojate, jums tinka ir patinka, jūs norite išlaikyti vientisą stilių, tai tiesiog susikurti papildomus presetus. Dabar dešiniai pusiai, labai čia toks techninis dalykas, bet čia rašo apskritai, kas darosi su jūsų kompų, soft ir panašiai, tai jis rodo, kaip jiems sekasi skaičiuoti. Čia toks labiau grinai techninis momentas, kuriems labai svarbu yra, tarkim, tie, kas daro labai daug renderių ir jiems reikia tiesiog sukurti video. Ir jiems reikia 100 ar 1000 renderių, tai atitinkamai jie turi žinoti tiksliai, kas darosi su jų parametrais. Taip, tai vienas iš tų pagrindinių dalykų tai yra postprodukcija, realaus apšvietimo keitimas, net neišėję iš čia, kas yra žiauriai gerai. Taip, tai su šito klausimu viskas, jeigu jūs kartu turite apie tai klausimų, drąsiai klauskite. Taip, važiuojam toliau. Dabar, kas čia dar atsinaujino? Paprastas, bet labai smagus ir labai svarbus dalykas. Tai atnaujinti yra materialsai. Tai vienintelis V-Ray SketchUp, vienintelis, kuris turėjo ir šiaip jau biblioteką, nes ant Max ir Admas apskritai net nebuvo bibliotekos, o dabar gavosi, kad jie papildė ir Maxui, ir Majai, ir prie to pačio ir jie čia papildė. Tai turime labai gerų medžiagų, kurias galite, jau kaip sakant, tiesiai naudoti savo projektuose. Čia irgi toks klausimas būdavo dėl tų medžiagų, pagrindinis klausimas, kad, pavyzdžiui, kažkokios medžiagos trūksta ar nėra. Tai turėkite omeny, čia tos yra kategorijos, pavyzdžiui, plytos,
automobilių dažai, stiklai ir panašiai. Tos kategorijos yra kaip žiauriai geras atskaitos taškas. Tai nėra medžiaga, kad jinai parašta jau yra pilnai naudojama, bet jeigu reikės padaryti jos modifikaciją, tai jinai yra labai laukiama. Prasme, jūs tą medžiagą pasiemat, uždedat ant modelio ir tokiu atveju gaunasi, kad medžiaga ta pati kategorija, tik jūs pasikeičiate pagal savo norimus parametrus. Kas yra žiauriai neblogas. Taip, iš karto matau klausimėlis. Klausia, ar lyginame kokybę renderinant su CPU ir GPU. Taip, lyginom ir labai pasidžiaugiam. Visą laiką buvo problema, kad gaudavom iš CPU ir GPU šiek tiek skirtingus variantus. Tai gaudavosi, kad tiek apšvietimo sprendimai, tiek pats susitvarkymas su noise ir viso kita skiriasi šiek tiek. Netgi buvo toks švelnus ir tonos skirtumas. Tai tas reikalas dingo. Jie jau tai pradėjo skelbtis ant NDA Next, nors realiai tai nebuvo tiesa. Jie sakė, kad beveik nebėra skirtumų nuo GPU, bet skirtumų būtų labai akivaizdžių, bet beveik, klausimas, kas yra beveik, ne? Tai dabartinė versija 5, galim pasakyti, kad drąsiai ready to GPU ir drąsiai, jeigu ypatingai turite atnaujintus naujausius RTX, gal 3000 versiją turite, tai drąsiai naudokite ir dabar GPU pagaliau yra ready for production. Nes taip ir gaudos, kad kaip ir GPU yra, bet production'ai vis tiek visi naudoti CPU. Tai dabar GPU drąsiai galite naudoti. Taip, važiuojam toliau. Taip, dabar medžiagas turime ir medžiagas galime duoti iš tos bibliotekos. Dabar keli pagrindiniai dalykai iš medžiagų. Tai atsirado 2 papildomi sluoksniai, tai atsirado code ir sheet. Dabar kam jie reikalingi? Situacija buvo tokia, kad pavyzdžiui, kai turime medžiagas, pavyzdžiui, turime, kad ir tokią medžiagą, tuo sekundę susižiūrėsim. Taip, galim pasidaryti kaip fabrik. Ir kai turime medžiagą, tai kad uždėti tokį papildomą sluoksnį, šiuo atveju vadinasi code, code meluoju, sheen, ir tas papildomas sluoksnis ant medžiagų, ant medžiaginių paviršių, tai kaip pavyzdys užuolaidos, ten patalynė, ypatingai tokie, kur turi mažą plaukelį kaip velvetas ir panašiai. Tai jeigu mes nueitume prie sheen sluoksnio, dabar pagal nutylėjimą jis nesimato, bet čia yra toks mygtukas, kuris leidžia pasispausti ir yra sluoksnis sheen, tai jisai leidžia įdėti papildomą tos medžiagos blizgumo. Kai blizga medžiaga, medžiaginė medžiaga, gal taip reikėtų pasakyti, tai pavyzdžiui, gaunasi, kad tie plaukeliai tą šviesą gauna ir jie šiek tiek tokį papildomą uždeda sluoksnį. Ir jeigu, pavyzdžiui, dabar labai kontrastiškai uždėjau raudoną, gerai, čia galim šiek tiek pasididinti, ir pastebėkite, uždėjau raudoną sheen color ir gražiai ant kampų mes turim papildomą tokį sluoksnį. Pavyzdžiui, galim derinamės, tarkim, prie apšvietimo, mūsų apšvietimas vis tiek, tarkim, į geltonesnę šiuo atveju pusę, taip, čia beveik žalia, einam link geltonos. Ir turime tokį gražų blizgumą ir su tuo sheen glossiness mes galim pasikoreguoti, kiek tas medžiagos blizgumas gali nueiti toli. Tai gaunasi, kad jeigu mes taip padarom glossiness 1, tai jisai būtų grinai tik tais ant labai aštrių kampų. Ir dabar papildomas blizgumas, pavyzdžiui, mes galime medžiagos sužaisti, subtiliai pateikti. Taip, arba galim šiek tiek netgi į oranžinės. Ir ant kampų gražiai turiu blizgumą. Tai reiškia tokias medžiagos, kaip ir minėjau, velvetas, šilkas, ten tokios užuolaidos, kur būna tokios, pavadinkim, sunkios. Tai dabar jos gaunasi, kad su tais tokiais mažais dalykais mes savo medžiagą perkeliam į kitą, kaip sakant, lygį. Tai nereiškia, kad prieš tai nedaryti. Ėjo labai komplikuotai ir tie komplikuotai, kad ypatingai nauji arba neįgūdę vartotojai net nenaudodavo tokių dalykų, nes ten reikėdavo maišyti sluoksnius ir panašiai, ten krūva reikalų. Tai vietoj to, kaip sakant, ačiū Dievui irgi, kaip sakant, kaip ir Trimblas girdėjo savo community, tai gal ir House Groupas girdi savo community, tai atsirado šitas sheen sluoksnis, kuris ant medžiagų yra awesome dalykas. Tai vienas iš naujų sluoksnių sheen, kuris lepiasi čia prie Advanced Settingsų. Sekantis sluoksnis code. Dabar code sluoksnis, čia gal
labai svarbu bus nemaišyti jo, kai pradėsite darbuotis arba mokintis. Tai jis yra skirtas taip pat blizgumui. Tai tas blizgumas yra šiek tiek kitoks. Tai įsivaizduokite, pavyzdžiui, tarkime, turime kažkokį objektą, tarkime, grindis kažkokias, medinės grindis. Arba turime, kaip jis vadinasi, labai gražiai irgi matosi, pavyzdys buvo pateiktas, toj sekundė. Tas vadinamas karbonas. Tai va, ten karbono medžiaga tokia būna, kad tokia biškiai planguota. Ten tokių visokių medžiagų, kur mes norime uždėti tiesiog papildomą blizgų sluoksnį. Tai bet grubiai tariant, su grindim, jeigu mes norėtume uždėti lako sluoksnį, tai reiškia vis tiek išlieka visos medžiagos savybės, plus ant viršaus eina lakas. Arba, pavyzdžiui, turėtume lapą ir tą lapą įlaminuojam. Tai reiškia, lapas vis tiek savo savybės išlaiko, plus ant viršaus dedam atskirą papildomą sluoksnį, čia atveju plastiko. Tai va prie coat, tai va coatą, kai didinamas, pastebėkite, atsiranda blizgumas. Bet labai noriu pabrėžti, čia nėra, kad čia paprastas reflectionas. Tai reiškia, jis vis tiek išlauko, pastebėkite, jis dabar atrodo kaip, galima ant kitos medžiagos pasirinkti, jis dabar jau atrodo kaip plastikinis. Taip, ir pavyzdžiui, va, dabar čia yra be coato ir tą coato šiek tiek dedam. Ant tokių lygių paviršių ir atrodo, kad tiesiog tai yra reflectionas, bet kaip ir minėjau, nereikėtų to maišyti. Gerai, grįžtam gal prie tos medžiagos, lengviau matys. Nu va, ir va su to coat amountu mes pasakom, kiek stipriai, čia reikėtų gal įvardinti, kiek to stipriai lako mes daug norim turėti ir atitinkamai mes tą paviršių pasikeičiam taip, kaip mums reikia. Dabar galime spalvą pasikeisti. Dabar pastebėkite, kad color mes turime originali spalva tokia, reiškia, mes turime, jeigu laką su spalva turime, tai mes tą sluoksnį galime ir iškomunikuoti, kad jis turi papildomai kažkokį permatomą sluoksnį, bet šiuo atveju jis yra žalias, atitinkamai ir atrodo. Ir atitinkamai mes galim pasireguliuoti patį glossinės, tai reiškia, ar ta medžiaga jinai yra labai atspindinti kaip veidrodis, ar jinai vis dėlto yra šiek tiek matinė, ir turime, pavadinkime, matinę plėvelę. Tai va, 2 sluoksniai, žiauriai geras dalykas, tikrai palengvina medžiagų kūrimą, tai reiškia, dabar jis palengvėja dvigubai, negana to, kad turime gerą biblioteką kaip atskaitos tašką, kurią mes galime naudoti, mes dar pasiėmam tas medžiagas, panaudojam scenoj ir dar tas medžiagas atitinkamai pakeičiam su tais sluoksniais. Tai reiškia, pasireguliuojam, ką reikia reflectionus ir atitinkamai dedam papildomus sluoksnius. Tai va, paprasti dalykai, bet šiauriai svarbus. Tai va tiek pagrindiniai pakeitimai iš medžiagų. Važiuojam toliau. Sekantis momentas, nuo medžiagų galime ramiai perėti prie lightingo. Taip. Ir lightingo pakeitimų ypatingų neįvyko, turime iš pačių apšvietimo šaltinių, išskyrus sunlightas. Sunlightas tikrai buvo pamirštas įrankis ir ant Virėjaus 2 jis buvo geras ir naudojamas, nuo Virėjaus 3 visi perėjo, arba bent jau labai norėjo ir perėjo ant DOM lightų ir pradėjom renderinti su HDR-ais. Kaip ir viskas tvarkoj, tai dabar gavosi, kad šitą tiesiog jie atnaujino sunlightą, šiek tiek žaidėm sunlightų, kaip ir esmė išliko ta pati, turiu minį jo koregavimas, tik tai šiek tiek draugiškiau padarė, kaip susireguliuoti apšvietimą patį. Išliko pagrindiniai to lighto nustatymai, tik skirtumas tas, kad algoritmas atnaujintas, greitesnis, smagesnis ir visos kitoks. Tai nereiškia, kad viskas vėl mesim dabar DOM lightus ir grįšime prie sunlighto. Pamėginti verta, naudojam, tinka. Tik skirtumas tas, kad gal nebereikia taip dramatiškai, nes čia buvo vienu momentu, kai įjungi Virėjų, pirmiausia, ką padarai, tai išjungi sunlightą ir tik po to pradedi kažką dirbti su apšvietimu. Tai gal tiek jau žiauriai nebereikės. Tai va, atnaujinimas, sveikintinas, ar jisai daug problemų išspręs, matysim, nes labai daug kas priprato prie HDRI apšvietimo DOM lighto, plus kadangi naudojam kitus sprendimus kaip Unity, Unrealas ir panašiai, tai tie sprendimai perkeliami yra, tuo tarpu sunlightas ne visai perkeliamas. Tai kaip ir funkcija gera, bet tie, kas turi labai griežtą workflow, tai ta funkcija gali šiek tiek ir nebeišgelbėti. Dabar iš lighto turime dar papildomą vieną momentą, tai va turime generate lights. Tai jūs turite galimybę, šį dabar pasijungsiu, įsirenkate jūs, kokį projektą dabar kūrėte, tai šiuo atveju
exterior, interior, tai interjeras, eksterjeras. Ir jūs jums gali įvairių variacijų, čia iš karto parašo, koks lighting sources bus, ir jisai jums padaro įvairių apšvietimo sprendimų skirtingų variacijų. Tai va čia paspaudžiat generate, čia paspausiu šiuo atveju load, aš jau turiu, jisai viską bės sulaudina į vieną failą. Ir pavyzdžiui, su šituo darbeliu jisai man prigeneravo štai va tiek įvairių sprendimų. Ir va iš tų įvairių sprendimų aš tinkamai matau, kad pavyzdžiui, apšvietimo pats, pavyzdžiui, va čia yra, matau, ilgi šešėliai ir apšvietimas jau toks link vakarinio, čia toks pakankamai tamsus, čia šviesesnis, tokie yra pažeidimai, bet irgi pažiūrėkite, va, tarkim, čia prie lubų skirtingi sprendimai. Tos sprendimus jums sugeneruoja ir tuos sugeneruotus sprendimus jūs galite naudoti. Tai reiškia, jūs pasidarote pradinį apšvietimą, paprašote, kad sugeneruotų, kaip pavyzdys, 25 variantus ir jūs išsirinkate, nuo kurio taško jūs norite startuoti. Tai toks gal palengvinimas arba eksperimentavimas, ypatingai jeigu jūs kiekvieną kartą kūrėt projektą ir gaunasi toks pat apšvietimas ir jis kažko trūksta, lyg nuobodus, lyg nenubodus, bet norės kažką kito, tai kad nereikėtų paprastuoju būdu eiti per kiekvieną apšvietimo šaltinį ir mėginti pakoreguoti ir pažiūrėti, kas gausis, tai jūs tiesiog paprašote, kad jisai automatiniu būdu tiesiog sugeneruotų įvairių ypatingų variantų, kurį vieną išsirinksite arba kelis ir atitinkamai turėsite kaip gerą atspirties tašką. Tai va šitas dalykas toksai pakankamai įdomiai išspręstas. Tai va, ir iš apšvietimo kažkokių daugiau didelių naujovių nėra. Beje, irgi lygiai taip pat kaip ir su SketchUp'u, taip pat ir su Virėjum, jie taip pat atnaujina daug techninių niuansų, kurių mes nematom. Turiu minį dėl pačio greičio, va čia kaip ir klausia dėl GPU, CPU renderio, tai tokių pilna nematomų dalykų, kurios išsprendžia, kad tiesiog stabiliau greičiau veiktų. Pats renderio laikas taip pat pasijuto, kad yra kur kas geresnis. Ir faktas, mes kadangi mūsų darbo eiga visą laiką paremta yra ant labai nemažai programinių įrangų, kai dirbame su klientais, tai gaunasi, kad labai patogu yra, kad mes, kaip pavyzdys, šitą projektą galime persikelti visą projektą, iš SketchUp'o mes galime persikelti į Unreal'ą ir tęsti darbus, nes ten taip pat yra visas Virėjus. Labai geras dalykas. Taip, ir važiuojam toliau ir atsirado toks dalykas naujas kaip V-Ray Vision. Nežinau, kaip jį reikėtų vertinti. Sprendimas yra skirtas pasižiūrėti savo 3D projektą. To aš jį paleisiu. Idėja viskas gerai, beje, pats ir House Groupas sakė, kad čia sprendimas yra dar tik jo pradžia ir tas sprendimas kur kas vėliau bus išvystytas. Tuoj, sekundę. Mastom. Biškai pagalvoti. Nu va, tai V-Ray Vision pagrindinė jo užduotis yra, kad jūs galite realiu laiku pasižiūrėti savo projektą. Tai reiškia, jūs galite matyti tam tikras medžiagų savybės, tam tikrus apšvietimo sprendimus galite matyti. Tai nėra, kad jūs tą patį matytumėt nusirenderinus matytumėt daugiau, bet kaip geras atskaitos taškas, jisai veikia. Ir jie žada per artimiausius releasus, kad ir kada tai būtų, jie žada tą dalyką labai dar atnaujinti ir kiek įmanoma viską sudėti. Čia turbūt tik geometriją pajudinu. Taip, tai įsijungiam, čia yra kontrolė. Taip, biškai pabėgime pastatą. Nu va. Ir čia įsivaizduokite, jisai papildomo renderio laiko nieko iš čia neprašo. Jūs jį pasileidžiate. Ir jūs jau matote pradinį savo objektą. Dabar čia yra įjungtas auto exposure, tai apšvietimo pagal save pasikeis. Bet žiauriai gera pradžia. Ypatingai tie, kas tik pradėjo naudoti ir pasižiūrėti kiekvieną kartą renderinti ir galvoti apie nustatymus, yra gal šiek tiek perskausminga. Ir va, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, įeinam į vidų ir aš matau pagrindinės medžiagos savybės, matau, kas vyksta, matau, kaip šešėliai krenta. Matau šiek tiek atspindžius. Galim arčiau nueiti prie medžiagos. Toks, pavadinkime, čia yra toks preview lygmenį, bet jeigu jums reikia renderio, jums nereikia jokių fancy dalykų, tai gaunasi, kad žiauriai gerai pasižiūrėti ir savo ir klientui,
galima iš to išspausti ir imidžus, ir video. Tai toks walkthrough pasidaryti, bet yra atspindžiai. Čia tokia nauja technologija taiko, kurią žada labai vysti. Kaip ir minėjau, irgi pastebėkite, kad kaip čia reikėtų pasakyti, initial, kaip sakant, pačioje pradžioje jums viskas tiks, po to faktas, kad jums norėsis daugiau ir teks jį kažkuriam taške jo nebenaudoti, nes jūs norėsite gauti galtinį variantą, bet kai tik startuojate ir pasižiūrėti, kas, kaip, su kuo ir kodėl, variantas tikrai nėra prastas. Ir patys matote, beje, čia irgi šoniai įrašo jo stabilumą, tarkim, kiek yra frame per second, tai šiuo atveju rašo, ten, tarkim, 28-30 kadrų per sekundę. Faktas, sena irgi nėra ypatinga, bet irgi jisai palaiko ir proksius, beje, šitas medis, kėdės, šita kėdė jie yra proksiai. Tai ir visai neblogai atrodo. Tai ir tas beje, Visionas irgi atsiras ant visų sprendimų, tai reiškia dabar yra ant SketchUp'ą, po to jisai bus, tai po to jis atsiras ir visur kitur tvarkingai išdėliotas. Lauksim, kad išvystytų, nes kadangi tokius dalykus vis labiau keičia link real time, tai tikimės, kad ir Visioną šiek tiek išnaudos. Tai dabar perdam šiek tiek prie settingsų. Šiek tiek atnaujina, daugiau visokių pasirinkimų. Tai pirmas dalykas dėl pačio interaktyvumo, kad jis gali naudoti engine'us, kas ir prieš tai beje buvo. Interaktyvus, progressive naudoti ar ne. Dėl kokybės atsirado, pavyzdžiui, medium plus, high plus. Tai šiek tiek toksai kitoks priėjimas prie nustatymų. Tai fizinės kameros, prie renderio outputo daugiau mažiau viskas suspas. Įdėjo tokį labai techninį dalyką, tai pakeitė šiek tiek dėl pačių spalvų atvaizdavimo, tai jis įdėjo naujas technologijas, kas susijęs su spalvų atvaizdavimu. Čia tiek, tas dalykas yra labai svarbus pro useriam, kurie vizualizacijas įvairiem žurnalam, plakatam ir visą kitą, kur reikia labai daug nustatymų, kas susijęs su spalvinė gama. Ir viskas. Ir tiek atnaujinimų. Tai jeigu taip susumavus, SketchUp'o pagrinde rebrandingas eina, tada kas susiję tobulina su scenos organizavimo tagai, greitesnis live komponentai, kuriuos galime pasikoreguoti, pre-design sprendimas, Trimblas labai daug dėmesio skiria apskritai connectų ir to viso infrastruktūros apjungimui, kas yra labai šaunu. O iš virėjos pagrindiniai dalykai tai būtų materialsai, nauji materialsų sluoksniai, light generavimas ir tada, kas susiję su sluoksniu jau išrenderinto vaizdo. Ir V-Ray Vision, neblogas sprendimas pasimėginimui, toks pro useriui nežinau kiek naudos, mes asmeniškai gal nelabai tiek daug įspausim naudos, bet pasižiūrėjimai, bet tie, kas tik startuoja, tai aš manau, jie atras tikrai šitam įrankiui kažką labai nemažai. Dabar, kadangi tų dalykų atsirado labai nemažai, papildomų, kas susiję tiek su SketchUp'u, tiek su virėjum, tai atitinkamai ir mūsų kursai nebegali būti tokie patys. Tai gavosi, kad kadangi virėjus turi daug papildomų dalykų ir postprodukcija yra labai svarbus dalykas, ko klientas laiką prašo įtraukti kursus, tai dabar pagal nutylėjimą kursuose visą laiką naudosime ir postprodukcijos įrankius, kurie yra vyriai. Tai atitinkamai gaunasi, kad kursas pailgėjo, tai kursas būdavo 24 akademinių valandų, dabar kursas tapo 32 akademinių valandų, kad kuo daugiau spėti parodyti ir kad rezultatas būtų kuo išsamesnis ir geresnis po mokymo. Ir dar darysime įvairių apžvalgų, po to pasidalinsime įvairiais darbais. Jūs, jeigu turite klausimų, klauskite, o aš dar link užbaigimo noriu šiek tiek irgi priminti, kad turime tokį dalyką, sakant, kaip labą ir atėję į lab rasite įvairios informacijos, kas susiję su virėjum, SketchUp'u ir kitais dalykais, kaip pavyzdys mes jau apie Max ir virėjų kalbėjom, tai nepamirškite visą laiką užsukti labą, čia visi dėsime naujų dalykų, kas susiję su
su šitom naujom. Tai va, ir iš mano pusės tiek, kaip sakant, bendraujam. Čia šiemet beje čia paskutinis renginys, šiemet daugiau jau tokių live renginių neturėsime. Kitais metais grįšime po naujų metų su daug įvairių naujovių, įskaitant ir nulykinsiu, atsiras masterclasses, tai turinio skirsime ir vartotojams, kurie jau tikrai, kaip sakant, dirba ir nori perkelti savo projektus į aukščiausią lygį. Tai skirsim daug dėmesio ir labai patyrusiam vartotojams. Tai va, tai iš mūsų pusės šiandien tiek, kadangi live renginių nebus, tai aš daugiau, kaip sakant, live su jumis nebepasisveikinsiu, nebent susitiksime online mokymuose. Tai noriu padėkoti už, kaip sakant, už šios gerus metus. Kaip sakant, matau žmonių pilną, kurie dalyvavo visus nuoširdžiai metus. Tai kitais metais mes taip pat visko gražiai sukursime. Linkiu jums, kaip sakant, gerų vizulkių, gerų klientų. Ir ką tada, kaip sakant, visi pasidarbuojame iki kalėdų, gražių švenčių ir po naujų metų susitiksime įvairiais būdais. Online mokymai, renginukai, puslapyje. Nepamirškite užsukti pas mus į Facebook ir visur kitur pasižiūrėti, kas pas mus vyksta, o pas mus vyks labai daug. Tai va, beje, puslapį taip pat nemažai atnaujinam, kadangi industrija keičiasi, mes keičiamės kartu su ją, tai vis stebėkite, bus naujų ir mokymų pristatysime. Patobulinam savo darbo eigas, jų panaudojimą mokymuose ir projektuose. Tai, kaip sakant, sekit, bendraukit. Ir va, tai šiandien tiek. Ačiū labai ir, kaip sakant, ir iki kitų metų. Visam.